Dabar pagrindinė tema, tai mūsų kabelių konstrukcijos pagrindai, standartai ir naudojamos medžiagos. Ką čia galime mes naujo tokio sužinoti? Tai pirmiausia, mums reikėtų kaip specialistams susitarti dėl terminologijos. Ką mes vadiname kabeliais, ką mes vadiname laidais ir ką mes vadiname izoliuotais laidais. Kuo skiriasi kabelis nuo laido? Kas galėtų taip vienu sakiniu atsakyti? Teisingai, principė teisingai. Todėl, kad laidas, jisai turi izoliaciją arba gali jos neturėti, o kabelis turi ir izoliaciją, ir apvalkalą. Tai apvalkalas yra skirtas apsaugoti kabelį nuo išorinio poveikio, mechaninio, temperatūrinio, aplinkos ir panašiai. Tai šitų dalykų nemaišykit. Dabar toks biški vėl klausimas jums šiek tiek supainioti jūs. Čia yra oro linijų kabelis. Bet čia matot, yra vienas sluoksnis, kitas sluoksnis. Tai čia vis tik tai izoliuotas laidas ar kabelis, kaip jums atrodo? Izoliuotas kabelis, okei. Kaip? Kokių dar variantų? Izoliuotas laidas, teisingai, čia yra tiesiog du sluoksniai izoliacijos ir tiek. Dėl to, kad būtų mechaniškai labiau atsparesnis. Tai kad, šaunuoliai, judam toliau. Dėl terminologijos toliau, tai irgi čia kartais maišosi ugnį atsparus, nepalaikantis degimo ir gali būti nepalaikantis degimo be halogeniai kabeliai. Tai kaip čia klasifikuosim? Pagal spalvą, kaip jūs galvojat? Ugnį atsparus ir degimo nepalaikantis. Čia tas pats, ar čia skirtingi, ar kokios nuomonės? Skirtingi, pritariu. O kuo skiriasi? Irgi. Ne, kaip negalima priimti tokio atsakymą? Tai aš, kad nemačiau, kas atsakė, tai reikia specialų prizą. Žiūrėkit, vienu sakiniu vėlgi, kadangi labai viskas pas mus suspausta, ugnį atsparus kabelį, jų paskirtis yra tada, kada jau gaisras prasidėjo ir mums reikia užmaitinti visas gaisrinės inžinerinės sistemas. Tai ugnį atsparus kabelį, visiškai ugnį atsparus, kaip kartais ne visai tiksliai vadina nedegiais kabeliais. Kodėl čia neteisingas yra terminologija, kaip jums atrodo? Tai ir akmenys išsilydo, ponai, tai ką jūs apie kabelį. Bet stengiamės, aišku, bet. Tai viskas dega, todėl jie yra ugnį atsparus tam tikrą laiką. Lietuvoje yra kaip minimalus 60 minučių pagal instaliacijos taisyklės, bet yra ir pavyzdžių, kur reikia ir man atrodo, siurbliai berods ar kažkas tai ten. Tai dabar degimo nepalaikantis kabelį, tai jų paskirtis yra, kad gaisras neprasidėtų. Tai yra, kad jeigu ir perkaito, ar pradėjo svilt, ar dėl išorinio poveikio, jisai po tam tikro laiko jisai užslopsta ugnis. O jeigu degimo nepalaikantis ir be halogenis kabelis, tai jisai dar ir tuo metu neišskiria nuodingų dūmų. Tai toks labai greitai ugnį atsparus, kai gaisras prasidėjo ir visos sistemos tam tikrą laiką turi funkcionuoti, o degimo nepalaikantis, kad neprasidėtų gaisras. Dėl kabelių degumo klasių, tai šitą temą mes jau kalbam nuo 2017 metų, kaip atsirado instaliacijos taisyklėse. Šitą temą, nežinau, ar vis dar turit klausimą, tik tai įdomumas. Aš turiu klausimą iš tikro. Reikėtų biškį labai švelniai jūs šiek tiek pabarti, dėl to, kad, pavyzdžiui, tie patys daugiabučiai, minimali degumo klasė yra D, ar ne, bet kažkaip, kiek aš gaunu, tai visur C yra suprojektuota, netgi B kažkodėl tai būna kartais iš kur tas B. Tai ar kartais neperlenkiat šiek tiek lasdos? Čia, kaip pasakyti, blogiau nebus, bet jeigu žiūrite tokį optimalų variantą, kad, mes ir D, ir C gaminam, čia aš ne dėl to sakau, kad D reikia projektuoti, kad,
Aha, nu supratau, tai dėl šitos priežasties, kad jeigu evakuacija... Ok. Ir visur CCA dedat ir viskas, ir nesukat galvo. Gerai, bet gerai, jeigu vienas koridorius, o jeigu vis tik tai, nu, sakykime, dideli projektai, dideli plotai, tai jau tarp DC klasės yra vis tik tai skirtumas, tai gal tada tokiais atvejais tai reikėtų pagalvoti. Gal jau D ir C. Aha. Matau, kad nepasiduodat, jo. Matot, čia iš tikrųjų nei mes, nei jūs nesame nei kalti, nei ką. Tiesiog galbūt tas pats projektas degumo klasių jis nepavyko taip, kaip jisai turėjo. Todėl, kad pirminės pasiūlymas, ką mes teikėme gaisrininkam, buvo, kad vienas pastatas, viena degumo klasė. O gavosi taip, kad vienas pastatas gali būti 3 degumo klasės, 4 degumo klasės. Tai tokia šiek tiek painiava. Bet, nu, matot, rinka surado, reiškia, sprendimą, šiek tiek brangesnį užsakovui, bet okei. Tai su degumo klasėm kaip ir okei. Taip, dabar dėl tų kabelio konstrukcijų pačių. Taip, mato 2 kabelius, aliuminį, varį. Tai kokių dar skirtumų matot jų konstrukcijai? Kas jau buvot šitoj paskaitoj, tai biškį duokit kolegom pasireikšti. Nu, gerai, aš jau vieną pasakiau. Aliuminis varis, kas dar? Taip, segmentinės apvalios, okay, ir užpildas. Užpildas čia yra, užpildas čia jos. Tai va čia su ta triguba izoliacija, vėl, va, dar baigiant su ta terminologija, tai vis tik tai kartais va, tas užpildas traktuojamas kaip dar papildoma izoliacija, nors iš tikrųjų ne visai jos paskirtis yra ta, jos pagrindinė paskirtis yra atskirti izoliaciją nuo apvalkalo, padidinti mechaninį tokį atsparumą kabelio, bet kaip papildoma izoliacija, tai aš šitos tikrai netraktuočiau. Todėl ta triguba izoliacija, kuri vis dar taisyklėse, berods yra toks apibūdinimas, mes ten siūlėm ją tobulinti tą apibrėžimą, bet ten paskui nusispjaunė su tais biurokratais ir bala nematė. Tai čia tokia yra paprasta, klasikinė konstrukcija. Ir čia mato dar užpildas, kokią dar pamiršau paminėti, kokią atlieka labai svarbią funkciją. Sektorius čia suformuoja 360 laipsnių, jau pačios gyslos iš savęs. Šičia, kadangi apvalios yra, tai jeigu jūs nedodosit užpildo, tai patys suprantat, kad kabelis nebus apvalus. Jisai bus bet kokios formos, tik tai neapvalios. Ovalios, ten dobilas koks nors ar panašiai. Tai jisai irgi tokia atlieka, kai kada užpildas nėra naudojamas ir tokiais atvejais. Bet tada šiek tiek reikia pastandinti apvalkalą, kad apvalkalas būtų šiek tiek storesnis. Ir tada kaip ir tam tikras naudojamas dar yra toks sluoksnis. Esu matęs, ten popierius būna tam tikras specialus. Tai bet kokiu atveju tie sluoksniai jie turi būti atskirti, bet iš principo yra. Reikės dar galbūt įdėti sekantį kartą dar vieną variantą konstrukcijos. Yra ir sudėtingų kabelių konstrukcijų, kur gali būti elementų ir 12 ir daugiau. Šiuo atveju gal net ne visus surašiau, bet principė, žiūrėkit irgi gamintojai, ar ne, paprastus kokius IDP laidelius gamina ir mums viena gerai pažįstama įmonė Lietuvoje, ar ne? Bet jau vidutinės žemos įtampos, pavyzdžiui, kokius XPK jau Lietuvoje tokie nebegaminami, jau gamina kažkur tai. Jeigu žiūrėsit vidutinę įtampą ir taip toliau, ir taip toliau. Tai žodžiu, principė, nieko nenoriu sakyti, bet kvalifikacijos iš tikrųjų ypatingai sudėtingesnėm kabelių konstrukcijom gamyboje labai reikia. Ir čia rinkoje, nežinau,
jau mačiau, girdėjau tokių gandų pasirodė tokie kabeliai, pažiūrėjau, net kaitinti, kur liktai viskas ok, popierės ok, bet jį sulenkė, jisai, velnas vis tiek atgal nori sugrįžti į savo padėtį. Tai tokių niuansų yra. Čia toks jau super kabelis, kaip aš vadinu. Čia žiūrėkit, vienas iš pavyzdžių, kai du apvalkalai yra. Ne dviguba izoliacija, kur čia mes kalbėjom, bet čia du apvalkalai yra. Kadangi čia yra naftos pramoniai, tai, ten matyt savi reikalavimai, tai irgi tokie variantai gali būti. Žodžiu, viskas, jeigu neprieštarauja standartam ir fizikos dėsniam, tai viskas, kaip sakant, už jūsų pinigus, bet kurį kaprizą, kaip sako, įvykdysim. Taip, dabar kalbant apie laidininkus. Taip? Neišgirdu? Ok, čia paralelinė diskusija vyksta. Ok, dabar apie laidininkus kalbant. Laidininkų yra toks standartas 60228, yra daug įvairiausių parametrų. Tai kaip galvojat, kuris čia svarbiausias yra? Aš galvoju, kaip elektrikai atsakysit, bet vis tik tai daugiau kaip komersantai, ar ne? Supratau. Čia, kaip sakė, labai geras indikatorius, nuo ko pradedat pasirinkimą. Ar nuo varžos, ar nuo kainos. Tai, jo, iš tikrųjų, nušoko. Iš tikro, be abejo, pastaba teisinga, bet kurio kontekstu? Kad jeigu yra galimybė, jeigu leidžia taisyklės, tai visada pravartu keisti varį į aliuminį. Nes matot, skirtumas yra tikrai milžiniškas. Ir reikia dviem laipteliais keisti, jeigu, tarkim, varis ten kokį 50 ar nesuprojektuotas, tai tuomet aliuminį 95 būtų ir panaši logika. Jeigu leidžia tai taisyklės ir užsakovas ir panašiai. Tai visada verta pagalvoti. O šiaip tai kiekvienas turi savo privalumų. Varis, aišku, kodėl tinklai, elektros tinklai šiek tiek, aš jums vieną konstrukciją noriu parodyti, vidutinės įtampos, Švedijoje labai populiari, naudojama, visiškai pilnai aliumininis kabelis yra. Pas mus kol kas elektros tinkluose neleidžia tokių naudot, dėl to, kad, palakai, čia dėl korozijos yra, temperatūra, bet principė pagrindinės, toks prieštaravimas iš tinklų buvo, kad, čia greičiau aliuminis bus paveiktas korozijos. Taip, teisybė, bet esant tinkamų montavimo movų, tai mes dėl to visiškai problemos jokios nematom. Šiaip tokių kabelių Skandinavijoje yra daugybė kilometrų instaliuota. Tai jeigu tai nėra tinklų kažkoks tai projektas, tai pagalvokit, jau esam vieną kitą projektą irgi pardavę tokių ir pagaminę Lietuvoje, bet principė pagalvokit apie tokį variantą irgi, jeigu kartais pasitaikė. Atitinka tiem patiems standartam, HD 620, tai tiesiog norėjau irgi jūsų atkreipti dėmesį, kadangi vis tiek Lietuvos rinka jinai tokia kaina, kaip sakant, jautri yra, toks jau mūsų būdas yra, nieko čia nepadarysi, tai tiesiog turėkit omeny, kad yra tokia konstrukcija. Dabar toliau apie laidininkus. Jeigu kalbam apie instaliaciją, apie laidus, irgi žinokit, kad yra klasifikuojama į klases pagal lankstumą. 1, 2, 5 ir 6 yra pagal tą patį standartą. Kodėl nėra 3 ir 4? Mano dukrytė paklausė vienąsi, kai pamatė, kai aš dariau, aš sakiau, nežinau, saugė dėdės kartais irgi klysta. Nežinau, čia nėra klaida, tiesiog gal kokios rezervinės yra laikomos pozicijos standartai ar panašiai, bet 1 yra monolitas, 2 yra sutankinto gysla, tai 7 vėlutės ir 5 labai lankstus, 6 ypač lankstus. Tai čia kalbant apie laidus ir instaliaciją.
Apie galios kabelius kalbant, irgi galite sutikti va tokius žymėjimus. Labai irgi lengva. Pirmiausia, žiūrėt pirmą raidę R ar S. S tai sektorinės gyslos, R apvalios gyslos. Po to antra raidė, tai jeigu E tai monolitinė ir jeigu M tai daugiagyslė. Kaip pas mus yra, kad naudoja. Ačiū Dievui, čia vieną kartą tinklai buvo tokią mintį pradėję austi, kad va tokius pradėti naudoti, bet ačiū Dievui susiprotėjo paskui, nes monolitą, žinot, jo kaina geresnė yra monolitinio, bet jį ten, žinot, lankstyti, bijau, kad manau, kad tikrai buvo geras sprendimas padarytas. Ok, taip. Dabar kalbant apie medžiagas, tai vėlgi pačios populiariausios. Tai pradėkime nuo izoliacijos, XLP ir PVC. Aišku, PVC jau po biškiuką nyksta, ypatingai galios kabeliuose. Instaliacijoje vis dar pasitaiko, bet jau patys suprantat ir kaip pamatysit iš grafiko, XLP tai yra vadinamas vulkanizuotas arba surištasis polietilenas. Jo temperatūrinės savybės, mechaninės savybės ženkliai geresnės nei PVC. Be to, kaip žinia, PVC turi sudėti chloro, kuris vėlgi to pačio degimo metu išskiria naudingus dūmus. Gamybos procesas yra labai toks, kaip pasakyti, kai gamykloje, kada buvot ar būsite, tai jeigu PVC tos granulės jos yra vis tiek kaitinamos ir paskui liejama per ekstruderį. Tai, tie, sakykime, ištraukimo sistema toli gražu, vis tiek tas kvapas toks nemalonus. Tai po to mes panagrinėsim detaliau kiekvieną iš medžiagų. Be to yra ir naujų dabar medžiagų pasirodė, aš jums trumpai pristatysiu. Užpildas. Tiesiog termoplastiniai polimerai naudojame, ten vėlgi pagal standartą yra daugybė jų įvairiausių rūšių, čia galbūt į tą per daug irgi nereikėtų, čia paralelinės, ok. Jo. Tai ir apvalkaluose, čia daugiau yra variantų visokiausių. Yra naudojamas ir polietilenas, ir vis dar PVC naudojamas, be halogenės medžiagos naudojamas, guma yra naudojama. Ir kiekviena iš jų turi savo privalumų, bet nėra tobulos. Nėra tobulos medžiagos, jeigu būtų tobula, tai be abejo jinai būtų viena, ne keturios būtų. Ok, tai trumpai apie kiekvieną. Tai polietilenas kuom yra geras, tuom, kad jį galima, sakykime taip, lengvai modifikuoti, išgaunant įvairias jums reikalingas savybės. Tas pats polietilenas gali būti žemo tankio, vidutinio tankio, aukšto tankio ir nuo to, matot, terminis atsparumas. Jeigu LDP, pavyzdžiui, tai ne LDDP, bet LDP, tai plus 70, ar ne? Jeigu jums reikia, sakykime, vis tik tai mechaninio didesnio atsparumo temperatūrinio, aišku, reikėtų jau HDP rinktis. Čia apie apvalkalą mes kalbam. Šiuo metu, pavyzdžiui, ESO naudoja polietileną, XPK-PE, yra tokie kabeliai, prieš tai buvo leidžiamas naudoti ir PVC, su PVC apvalkalu. Kaip galvojat, gal čia ir iš tinklų yra, tai galėsit, bet kaip galvojat, kodėl jie vis tik tai pakeitė į polietileną? Nes PVC jis yra toks, lankstimui šiek tiek minkštesnis, kaip ir lengviau kabelį lenkti. Ir viską polietilenas, jisai ant lenkimo šiek tiek, toks yra standesnis. Tai kaip jums atrodo, dėl ko? Nedirbat su tinklais? Bent iš kitos pusės, ką duoda, tą ir dėdi, tai kaip sakė. Jo, tai mintis... Kaip sakėt? Ne, PVC gali būti irgi UV atsparus. Ten dedasi specialūs tokie anglies monoksido kristalai, kurie tą juodą spalvą duoda, tai tada tampa atsparus UV spinduliam. Pagrindė, tai ta mintis, nežinau kaip dabar realybėje ar jau yra, bet
tinkluose buvo tokia mintis, kad kai kur kabelius būtų galima kloti tiesiog ir į arimo būdu vadinamų to. Kai ne tranšėja kasama, o speciali yra įranga ir kabelis yra tiesiog įariamas iš karto į žemę. Tai nėra? Kaip tai nėra? Taigi skandina? Ne, tai dabar, bet čia aš kalbu, kokia mintis buvo, kad galbūt tokios technologijos, ar jos atsiras artimoje ateityje, nes Skandinavijoje tai labai plačiai naudojama. Ir mieste, aišku, kokiam neprarsite, bet jeigu, sakykime, kažkur tai, eina trasa, tai kodėlgi ne, esu matęs, buvęs tose demonstracijose, tai tikrai labai atrodo efektyviai viskas. Tai tiksliai dabar nepasakysiu, ten reikia dabar pasidomėti, bet ką aš norėjau pasakyti, kad polietilenas, jis yra tinkamas, būtent tokiem, nereikia jo į vamzdį vert, jūs galite tiesiai kloti, jūs galite į ėrimo būdu, reiškia iš karto įarti ir jo tas pagrindinis privalumas pasireiškia, nepasiek, kad šiek tiek yra ir tam tikrų trūkumų, kaip ir sakiau, kad tas lenkimas šiek tiek jo yra. Bet tam kompensuoti yra reikalavimas, vėl iš tinklų pavyzdžių paimsiu, kad gyslos turi būti atkaitintos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jeigu jūs kabelį sulenkėt, jisai taip ir turi būti. Tai atkaitinimas kaip yra? Kai, reiškia, pagaminama gysla, vyniojama ant tokių metalinių didelių būgnų ir į krosnį. Tokia kaip krosnis, kaip čia pasakyti, kamera tokia metalinė ir ten 360 laipsnių jisai laikomas valandų pakankamai ilgai ten, iki poros laiko kažkur tai ir po to jisai turi tiesiog natūraliai ataušti. Ir tada jis to nebeturi tokio atminties efekto. Nes kitu atveju, jeigu net kaitintas, jau girdėjau čia tokių kabelių pasirodė, visi ieško pigiau, pasirodė tokie, kur tu sulenki ir jisai po to po biškiuką pradeda važiuoti atgal. Tai jo. Taip, todėl, kad jisai arba nepakankamai buvo atkaitintas, arba iš viso buvo neatkaitintas. Kaip sakėt? Ukraina nėra laiko. Ne, aš nesakau konkrečiai apie kažkokią tai šalį. Nenoriu, kaip sakant, čia, žinokit, vis tiek profesinė etika, tai nepradėsiu jau pirštais badyti, bet yra. Bet iš tų pietinių, iš pietinių ten tokių jau biškiuką šalių, sakykime, taip užuominą duosiu. Gerai, ką mes toliau turim? Turim XLP. Kaip laikas bėga greit. Kaip čia dabar greičiau? Gerai, XLP tai yra tas pats polietilenas, bet jisai šiek tiek yra, kaip čia pasakyti, paturbintas. Tai, kad vaizdžiau būtų, aš parodysiu dar kitą slaidą, ten pamatysite. Ir izoliacijoje dabar, čia pas mus, ko gero, jau 99% visur XLP naudojamas. Ir instaliaciniuose kabeliuose, paprastos instaliaciniuose kabeliuose taipogi. XLP, kai atsirado 76 metais, ar 86, dabar bijau pasakyti, tai jie buvo naudojami tik tai aukštos įtampos kabeliuose. Ir, per tą laiką, matot, ant kiek atpigo technologija ir ant tiek jinai gera, kad jau dabar ir instaliacija pas mus yra. PVC, tai jau tradiciškai, tradiciškai naudojamas ir izoliacijai, ir apvalkalui. Viskas būtų gerai, bet yra vienas bet. Dėl būtent šitų degimo metu išskiriamo chloro. Ir jeigu chloras reaguoja su vandeniu, jisai sudaro druskos rūgštį. Tai patys supranta, tai tiek ir žmonėm pražūtinga, tiek ir įrangai tie dalykai. Tai dėl to chloras, sakykime taip, tendencija tokia ir su tom degumo klasėm jau tai šiek tiek mažėja ta dalis, bet be abejo dar yra plačiai vis tiek naudojama pas mus, ypač privačioje statyboje, ten ir panašiai. Ypač jeigu pardavimui statai, tai, čia, žinai, su jais, jeigu teisės aktai leidžia. Bet principė, tai mes PVC beje irgi gaminam, čia aš nepučiu vėlgi į vieną dūdą, kaip sakant, yra pas mus PVC kabelių.
Gaminom ir tokius, bet vis tik tai rekomenduočiau, aišku, naudoti be halogenius, kurie žymimi, dėl tų raidžių irgi, kaip matote, PVC, HF, halogen free arba LSOH gali būti variantas. Ir gumos yra naudojamas. Gumos šiaip vienas iš geriausių izoliacinių ir sakykime, apvalkalui naudojamų medžiagų, bet jų yra vėlgi kitas trūkumas, jos yra pakankamai brangios, todėl ta guma yra naudojama tokiuose specializuotose daugiau pramonės kabeliuose, kur iš tikrųjų ten laivai, kasyklos visokios ten, kur apkrovos mechaninės didelės ir panašiai. Tai, žodžiu, guma kaip ir variantas, bet vėlgi, ir kainą reikia, ir viską, tai patys suprantu. Reiškia, virsta polietilenas. Kai daroma ta ekstruzija, tai irgi ten yra dedami tam tikri katalizatoriai tokie. Ir tiesiog tarp polimerų grandžių atsiranda, prisiminkim trumpai chemiją, atsiranda ryšiai tarp polimerų grandinių. Ir tai iš esmės keičia tiek temperatūrinės, tiek ir mechaninės savybės. Čia jeigu įprastinis polietilenas, o taip atrodo. O čia matot, reiškia, jau atsiranda tam anglies atomo ryšys. Ir jisai keičia savybės. O kaip jisai keičia, jūs galite matyti šitame grafike. Tai PEX čia dar yra kitas pavadinimas į to pačio XLP. Jeigu čia imkime, sakykime, santykinis kietumas nuo 0 iki 100, tai ir čia temperatūra. Didinam temperatūrą, matot, XLP, jisai principė iki 90 laipsnių, jisai išlaiko, jeigu gyslos temperatūra kyla, jisai išlaiko tas pačias savybės. Tuo tarpu polietilenas, panašiai, bet jo iš karto krenta, jeigu trumpas jungimas, pavyzdžiui, ir panašiai, tai jisai todėl izoliacijai polietilenas nemodifikuotas, jis yra, aš nesu matęs, kad jis būtų naudojamas. Pagrindė XLP tik tai. PVC, kaip matot, irgi izoliacijų naudojamas, bet jo, matot, jo kažkur tai lydimosi temperatūra yra 65-70 laipsnių. Tai atitinkamai tą patį kabelį, kuris su XLP izoliacija ir kuris su PVC izoliacija, jūs galite apkrauti skirtingai. Kuris turi XLP izoliaciją, be abejo, jūs galite tiesiog jį per daugiau srovės per jį pravaryti, negu turint PVC izoliaciją. Toks irgi praktinis dalykas. Ne tik tai, kad gražiai grafikė atrodo. Tai va. Kas dabar naujo? Kol kas dar Lietuvoje nesu matęs, bet tikėtina, kad greit pasirodys ir greičiausiai pasirodys to gal nuo vidutinės įtampos, aš spėju. Tai tokia dar yra HTPE. Dar nežinau net kaip lietuvišką tiksliai atitikmenį išversti, bet angliškai jisai High Performance Thermoplastic Elastomer vadinasi. Tai, žodžiu, toks kaip ir tokių gerų savybių ar tokių ypatingų savybių, reiškia, termoplastikas. Kas čia yra pas jį tokio ypatingo? Tai pirmiausia, aišku, temperatūrinis režimas, jį galima apkrauti dar daugiau negu XLP 20%. Jo pastovi temperatūra 110 gali būti ir iki 130, lyginant su XLP. Toliau, kai naudoji HTPE, tu kabelį gali pagaminti tiesiog greičiau. Todėl, nežinau, ar žinot, kad XLP, kai gamini, kadangi naudojami tam tikri yra katalizatoriai, toks turi būti savaitės laiko vadinamas degazavimas. Tiesiog kabelis, kai pagaminamas, jis tam tikroje patalpoje yra laikomas ir tiesiog, kad atsiradusios dujos tam plastike, jos per tą laiką išeitų. Tai prailgina šiek tiek irgi kabelio, sakykime, taip, visus tos pristatymo gamybos terminus savaitę dviem kažkur tai. Tai šiuo atveju, kai naudojamas HTPE, tas yra nereikalinga, iš karto pagaminai kabelį ant būgniuko ir tiesiai, kaip sakant, klientai. Ir dar vienas gera savybė, kokia yra, gal mažai kas irgi žino, XLP jis yra pakartotinai neperdirbamas.
Deja, jeigu polietileną galima perdirbti, ten kitas medžiagas, o XLP yra neperdirbamas. Jis principė turi būti utilizuojamas ir jeigu žiūrint iš to aplinkosauginio aspekto, tai HTPE jisai yra pilnai perdirbamas, tai turi tikrai labai daug tokių savybių gerų. Tai nežinau, kol kas pas mus, tiesa, jis tas HTPE, pas mus prizmenė vadinamas P-laser. Nežinau, kodėl būtent toks pavadinimas, bet tai turėkite omeny, šita medžiaga jau yra, jau jinai rinkoje yra, vakarų Europoje jau mačiau projektų yra su tokiais kabeliais, su tokia medžiaga daroma, tikiuosi, kad pas mus irgi pasirodys. Tai tikrai sužinos. Taip, dabar 10 minučių, dedam anglių. Gerai, dabar kiti veiksniai, kurie turi įtakos kabelių konstrukcijai. Tai matot, jų yra gausybė ir tas vargšas kabelis, kiek jį reikia, taip sakant, paruošti visokiom gyvenimo situacijom. Dėl drėgmės įsiskverbimo, tai pagrindė čia aktualią daugiau su vidutinė įtampa, kadangi žemos įtampose tas tiesiog nelabai galbūt yra. Tas yra svarbu, bet kuo aukštesnė įtampa, tuos patys suprantat, kad bet kokia drėgmė, bet kažkokie tai viduje esantis tas magnetinis laukas, jisai viską dar labiau katalizuoja tuos procesus. Tai pagrindė, kas yra naudojama? Naudojama reiškia pačiose gyslose, tai tokie yra milteliai užpildomi tarpai tarp gyslų, kurie brinksta nuo drėgmės. Po to išilginė yra kabelio apsauga, tai tokia juosta speciali naudojama, kuri taipogi nuo drėgmės. Reiškia, jeigu drėgmė patenka, jinai negali plisti tolyn. Skersinė apsauga nuo vandens irgi taip pat naudojama, tai yra aliuminio folija, jinai yra, kai kur naudoja, kad tiesiog persidengia, pas mus yra jinai specialiai suvirinama, tiesiog taip. Tai ir pats polietilenas, jis yra hidrofobiškas pakankamai ir dėl to, jeigu pasižiūrėsit, apvalkaluose, kaip ir prieš tai sakiau, XPK ir vidutinė įtampa pagrindė, vis tik tai yra polietilenas naudojamas įvairių modifikacijų, LDP, MDP ir panašiai. Tai trumpai. Ugnį atsparūs kabeliai. Ką reikėtų žinoti, tiesiog, kad dėl bendro išprusimo, aišku, vienas dalykas, pirmiausia, ką reikia žinoti, kad standartai yra įrašyti taisyklėse elektros linijų instaliacijos. Tai kabelis negali bet koks būti, bet turi atitikti šitą standartą. Jeigu kabelis raudonas ar oranžinis, tikrai noriu išsklaidyti tą mitą, nebūtinai jisai ir ugniai atsparus, todėl kad tikrai teko matyti, tokie ten signaliniai buvo tie kabeliai, bet labai ryškus, labai raudoni, tikrai akį traukia, bet nieko ten bendro neturi su ugniai atspariais, PVC paprastas kabeliukas. Tai čia nieko apie tai neina kalba. Dabar žiūrėkit, du yra sprendimai, kaip tą ugnį atsparumą pasiekti. Pirmas yra, taip vadinasi, jeigu pamatysit, mika, bet tas mika, nežinau, iš koks čia sutrumpinimas, dar neįsiaiškinau, bet čia yra tam tikras mineralas, žerutis, ir iš jo daroma tokia, tam tikra, kaip sakyti, juosta, ir matot, tarp gyslos ir izoliacijos jinai yra dar papildomai, kuri irgi išlaiko ten iki 1000, varės jau lydosi prie 1100, tai nėra prasmės daugiau, kaip sakyti, daryti dar labiau ugnį atsparų negu iki lydimosi temperatūros. Tai yra vienas sprendimas su tais mineralais, reiškia, tokį juostą dėt, o kitas yra silikono guma tokia. Tai jinai jau, matot, yra kombinuota kartu su izoliacija. Tai šiuo atveju, reiškia, kai temperatūra kyla, ta izoliacija, jinai pradeda kietėti ir pasidaro toks, vos ne kaip keraminis iš tikrųjų apvalkalas, kuris leidžia
tam tikrą laiką užtikrinti, kad, reiškia, grandinėje būtų įtampa. Tai du tokie yra sprendimai. Abudu geri, abudu turim, žodžiu, pagal skonį ir kainą viską galite, kaip sakant. Paskui pakalbėsim. Dabar žiūrėkit, dėl to žymėjimo, čia vis tik tai, va čia ir kolegės dar pratęsim, ko gero, diskusiją po seminaro. Tai su tai žymėjimais čia biščiuka yra tokia painiava, šiokia tokia. Jeigu kabelis yra tik tai pats kabelis išbandytas atsparumo ugniai, pats kabelis, tai jisai žymisi raidė PH. Pas Olandus FB gali būti, bet pagrindė PH bus. Jeigu yra visa sistema išbandyta, visa sistema su visais laikikliais ten ir kopečiam ir panašiai, jisai žymėsi raidė E. Vat kaip ten irgi E90, E60 ir panašiai. Dar gali būti ir FE variantas žymėjimas ir toksai. Čia yra grandinės integralumo, dar kitokia, reiškia, dar kitoks bandymas. Ne visa sistema, bet tai žodžiu, va čia biški irgi reikia nepasimesti. Aišku, pagrindė Lietuvoje, ką aš sakau, koks reikalavimas yra, tai va, kaip ir atsimenat, sakiau, N50200 ir tie standartai, tai principė, va, nepersistenkit irgi, nes tas, mes turim irgi tuos išbandytus ant visos sistemos integralumo tos testus, bet, nu, tai kaip ir jeigu tokio reikalavimo nėra, tai, manau, pilnai užtenka ten PH 60 arba kai kuriais atvejais PH 90. Žodžiu, taip, lasdos nereikėtų perlenkti irgi. Atsiprašau, klausimas, o čia viskas yra vidaus instaliacijai, o lauko instaliacijai? Tai ugniai atsparių kabelių laukui. O tai yra konstatavimas ar ne? Bet laukia ugniai atsparus. Tai čia vis tiek skirta, kad inžinerinės sistemas. Laukia? Laukia eina 10 metrų į 5 patalpoje, tai kokia? Nu, geras klausimas. Visi standartai tai vidaus instaliacijai. Nu, matot, ugniai atsparus kabeliai pagrindę yra naudojami vidaus, sakykime taip. Jeigu laukia reikia, yra dažoma, yra gal kažkokie kitokie sprendimai. Ne, bet tai koks standartas? Tai tas pats turėtų aprašyti, taip? Ne, jis tik vidaus instaliacijai. Ne, kodėl jūs čia, ne, čia šitie standartai yra ugniai atspariam kabeliam. Reikia skaityti. Galbūt tie kabeliai, geras klausimas, tokio kaip ir, reikia skaityti standartą. Yra standartai, jūs galite standartą perskaityti arba įsigyti iš Lietuvos standartų departamento puslapio ir ten yra viskas surašyta. Ar kabelis gali būti naudojamas tik tai vidui, ar kabelį galite tą patį naudoti ir vidui, ir laukia, pavyzdžiui. Tai kabelis bandomas su sistema. Ne, nebūtinai su sistema. Vienas iš variantų pagal vokišką gali būti su sistema bandomas. Kitas variantas gali būti tik tai kabelis bandomas. Tai čia, žodžiu... Ne, žiūrėkit, taisyklėse yra rašoma, kad kabelis turi atitikti taisyklėse. Aš sakau, kaip parašyti. Atitikti tą ir tą standartą su minimalia 60 minučių veikimo trukme. Jeigu yra kažkokių papildomų ten reikalavimų, reikia žiūrėti tiesiog, ką standartai rašo. Mintinai tikrai nežinau, klausimas specifinis. Užsukit į stendą, galėsim, kaip sakant, diskusiją. Beje, kolegės irgi turi klausimų dėl ugniai atsparių, tai gal mes tokią galėsim, tokį, kaip sakyti, jam sessioną, workshopą padaryti tokį nedidelį. Tiesą sakant, klausimai įdomus, kodėlgi ne. Man irgi reikia akiratį plėsti savo, kaip sakant. Dėl žemų temperatūrų. Pagrindinė taisyklė, jeigu norit montuoti, kad kabelis, jeigu lauko temperatūra žemesnė nei 0, kabelis 24 valandas turi būti 0 arba aukščiau laipsnių laikomas, tada tiesiai vežat į objektą ir galite naudoti, čia aš apie prizmę kalbu kabelius,
Žiūrėkit, ką rašo techniniam aprašymui. Dėl ten vidaus centrinės Europos, pietų Europos gamintojų, tai paprastai jie ten minusinėse net neleidžia instaliuoti. Taip, prabėgam. Aha, dėl UV atsparumo. Tai dabar, kaip atrodo, kurie UV atsparus, kurie ne? Juodi. O žalias? O geltonas? Žodžiu, gerbėmėjai, čia nespalva sprendžia. Populiariausias taip, 99% bus juodas. Bet nebūtinai. Skaitykit, gali būti šitas, pavyzdžiui, kabelis, jisai irgi UV atsparus yra, baltas. O šitas ne, šitą jau reikia papildomai verti į gofrą. Turi ir tokių, taip. Čia dėl to norėjau pasakyti, kad čia priklausomai, kai ekstruziją darai, kokių ten pridedi, kaip sakant, granulių. Pigiausios yra juodos, dėl to juodas yra. Bet jeigu turit spec pageidavimų, galime rožinį padaryti ir geltoną, kaip matot, ir žalią. Kaip sakėt, UV? Tai kaip netiks, jeigu UV atsparus. Čia, supratau, jūsų biški klausimą. Kai kur reikalaujama, kad dar papildomai jisai būtų įvertas į vamzdį arba į gofrą. Tai nebūtinai reikia skaityti, ką gamintojas rašo. Bet dar vienas aspektas UV yra, kad izoliacija, žiūrėkit, ką mes gaminom prizmenas, tai izoliacija yra su taip pat irgi UV atspari. Pas daugelį gamintojų, tai jinai yra tiesiog per visą tą eina geltonai žalias. Aišku, ten tinklai vis tiek, nežinau kaip dabar reikalauja ar ne, kad nepasitikim, atrodo, kad tai va. Bet principė, kaip ir pas mus, tiek ir apvalkalas, tiek ir izoliacija yra UV atspari. Va, čia pavyzdys, kabelis UV atsparus, gofra ne. Sprendimas. Praleidžiam, nes reikia gerbti kitų. Žinot, ką dar norėjau pabaigą tik tai parodyti? O kas ten buvo? Šitas geras, jo. Tai va, žiūrėkit, čia empiriniu būdu įvykdytas bandymas nuo graužikų. Tai kaip mato, čia optiniai kabeliai, bet vieni yra principė plienas tik tai 100% apsaugo. Po to yra stiklo pluoštas jau šiek tiek, matot, jau biški pragriaužia iki stiklo pluošto ir tada jau nebe, bet kiti yra labai skanus. Vien tik tai skaidulos liko, tai va. Ar gal vamzdelis čia kažkoks tai. Žiūrėkit, dar pačiai visai pabaigai, dėja apie standartus labai smarkiai nesuspėjau pakalbėti, bet yra tokia, esu padaręs matricą, jums reikia principė žinoti 1, 2, 3, 4, 5, 7 standartai ir jūs 95% kabelių faktiškai galite aprašyti. Instaliaciniai kabeliai 2 standartai, PVC be halogeniai, galios kabeliai 1 kV 2 standartai, vidutinės įtampos 1 standartas, aišku, su skirtingais skyriais tenai yra. Ugnį atsparus kabeliai 2 standartai, bet jie kaip visada kartu rašome. Kontroliniai kabeliai 1 standartas. Aukšta įtampai dar yra ir ypač aukšta įtampai atskiri standartai. Principė, jeigu šis 7 žinot, reikia juos kaip tėvė mūsų išmokti, vienu žodžiu. Ir viskas, tada jūs jau degumo klasę žinot, standartą žinot, viskas, o ko daugiau reikia. Paskaičiuojat gyslas, skerspjūvį, viskas. Nara, ačiū, kad gausiai dalyvaujat. Tiesą sakant, kai temą sugalvojau, tai galvojau, vis tik tai, ar bus norinčių jos klausytis, bet panašu, kad taip, kadangi ateina ir nauji specialistai, o galų gale, atsišviežinti žinias visada yra pravartu. Bet to, kad vis dar, ir kas man kartais irgi nuostaba kelia, kad vis dar tie klausimai
atrodo, kiekvienais metais kartoji ir pristatai, bet jie vis atsiranda. Tai pirmiausia, aišku, pradėkime nuo prisistatymo. Aš esu Mindaugas Liaugminas, o matot, iš karto filmuoja, iš karto įkėlė čia mane ir mane matot. Tai mano elektroninio pašto adresas, LinkedIn'e galim draugauti jau su daugeliu, su kuo aš draugauju, bet jeigu ką, tai keliam irgi ten aktualią informaciją apie kabelius ir panašiai. Tai labai greitai apie Prizmeną. Prizmenas, nežinau, ar žinote, yra kilęs iš Pirelli. Pirelli padangų gamintojo ir 2005 metais jie nusprendė tą, reiškia, kabelių biznį parduoti ir taip atsirado atskira kompanija Prizmen, kuri toliau ten įsigijimų, susijungimų įvairiausiais būdais, plėtimosi, reiškia, atsirado tokia, kokia nėra. Tai yra tarptautinė įmonė, didžiausias kabelių gamintojas pasaulyje ir Baltijos šalyse taipogi. Esam viešoji akcinė bendrovė, tokio kaip vieno savininko mes neturime, reiškia, jūs galite tapti mūsų akcininkais taipogi. Kviečiu, bet dėl rezultatų jau tada turėsim stengtis, ne tik aš, bet ir jūs. Tai skaičiais, tai pereitų metų apyvarta bendra 2 milijardai eurų buvo. Virš 100 gamyklų yra visam pasaulyje. Ir būtent kiekvienam regione, kiekvienoje šalyje ir vietinės atstovybės, vietinės gamyklos. Gamyklos pas mus yra specializuotos, paskui parodysiu. O sektoriai yra pagrindiniai 4, į ką fokusas dabar yra. Tai atsinaujinanti energetika, elektrifikacija, tai yra, sakykime, pastatai, viskas, kas susijęs su pastatais, elektros tinklai ir skaitmenizacija. Anksčiau vadinasi telekomunikacijos, dabar jau taip šiek tiek mandriau. Skaitmenizacija, digitalization. O gamyklų, matot, yra visa krūva, didžioji dalis yra Europoje, 56 gamyklos, bet dabar pagal apyvartą jau Amerika susilygino su Europą, nes matot, gamyklų mažesnis skaičius, bet pačios gamyklos yra didesnės, gamina didesnėm apimtim. Tai, matot, Amerika dabar tokia rinka, kad geriau turėti gamyklų tenai. Jeigu ką, jeigu muitai kokie ar ką, tai jau mes, kaip sakant, esam pasiruošę. Dabar tie kabeliai, kurie važiuoja čionai, tai jie pagrindė iš šitų gamyklų, ką jūs mato, čia atvažiuoja pas jūs. Tai yra Suomijoje 2 gamyklos, Švedijoje, Olandijoje, žema įtampa instaliacija važiuoja iš Estijos, kur yra Baltijos šalių atstovybė. Tai iš tenai, žodžiu, tiekiam ir oro linijų kabelius, ir žemos įtampos kabelius, instaliaciją ir panašiai.